ar galima čia įeiti? Galima, labai prašom. Ko tamsta raudi? Kaip neraudoti, sunku pakėmės pirmą kartą vaikščioti. O iš kur tamsta? Iš Pavarių, Petras Sabaliūnas, gal tamsta atsimeni? Dėdė Petras? Visokios nelaimės aplanko žmogų šioje ašarų pakalne, bet toksai atsitikimas, ūmus ir netikėtas man buvo visai nesuprantamas. Teisybė, kai mano tėvai numirė, Petras Sabaliūnas nustojo mūsų namus lankęs ir aš, išvažiavęs mokytis kokį 15 metų, jo ir nemačiau. Bet parvažiuodamas rietkačią savo tėviškę, visados girdėdavau, kad Petras Sabaliūnas gyvenas kaip gyvenis gerai ir laimingai. Tai tamsus gal namai sudegė, ar žemės nebeturi? Tebėra ir namai, ir žemė. Tai kodėlgi tamsta kalėdoji? Sūnus išvarė. Tau tėvas čia vietos nėra. Tai tamstus sūnus gal jau savų vaikų suslaukė? Turi bent trejetą, jau 4 metai, kaip jam visą atidaviau. Nieko taip ir negailiu, kaip jo vaikų. Ar tamsta į savo dukteris nesiglaudai? Kur man į jas glaustis? Turi jos savo vyrų tėvus dar gyvus, tegul tik jos moka mylėti. Nėra ten man vietos. Ar neatamini tamsta senų žmonių pasakos? Įsodino kartą sūnus žilą tėvą į rogeles ir veža iš namų, o jo mažas vaikas paskum bėga. Atvežė miškan, išverdė į senį papušimis, o rogelį šalį numinta ir eina namo. Bet mažas vaikas nutveria jį už rankos ir neleidžia ir prašo: tėveliuk, kam rogelės palikai? Aš neturėsiu ko tamstas čia nevažinėti. O kaip tamstos bitės? Tai baigė jau nykti, tik 5 kelmai beliko. Kur namus vaidai, ten bitėms ne vieta. Tai kur tamsta gyveni dabar? Niekur, kaip išvarė krepšį užmovęs, tai pats nepajutau, kaip čionai atėjau. Atsiminiau, kad reikia jam kaduoti ir pajutau, kaip mano veidas visas užkaito. Nieko prieš savo neturėjau. Nieko negalėjau atsilyginti tam senelį, kuris tiek kartu man mažam buvo davęs pilnus medaus korius, kuris menduotam rankom ne kartą glostė man mažam galvą. Atleisk man tamsta, kad nieko negaliu tamstai padėti. Imk, duonos reikia. O ko tamsta man padėsi? Daug man nereikia, ar gyvensiu. Lik sveikas,